Nu va, kaip ir toks pat atrodo, bet jis yra paprastesnis. Tai va, visos charakteristikas tokias pat. Galia 75 vatai. Kartridžai tokie pat. Bet paprastesnis kontroleris ir displejus. Bandam jungti. Viskas, darbinė temperatūra, galima lituoti. Tirpda. Pridėti temperatūrą, 320 laukiam. Viskas, pakyla iki 320. Pamažinti 270. Miega režimas yra. Kartridžai keisti. Galima pabandyti karštų. Taip, čia mes dėsim. Ištraukiau negerų. Šitas sudegis. Galingas kartridžas sudegė per patį kriptovaliutų kasimą įkarštį. Daug su juo buvo sulituota. Bandykim šito įdėti. Tai kaista. Все, darbinė. Lyda. Nusiboda šitas kartridžas. Bandam kitų. Kaista. Darbinė. Bet labai šakinėja beprotiškai. Įtariu, kad šitas kartridžas kažkas tai su temperatūros matavimu jam negerai, nes ir iki 300 pašoka ir visą, bet naudot galima, sakykim, pamažino 230, ne? Auštą. Ir vėl šakinėja kaip beprotys. Bet visumoj čia turėtų būti 230. Sakykim, 290 pastatykim. Sušyla turėtų būti 290, bet displejų šakinėja. Įtariu, kad šyla gerai, bet negerai matuoja. Ir ką? Daugiau nežinau, ką pasakyti. Imk naudokis. Dar nepasakiau, privalumai minusai, lyginant su anuo. Ką žinau, yra privalumų, jis kaip įjungi, greičiau pasikrauna. Tiesiog ilgai negalvoja. Truputėlį pagalvoja, pradeda šildyti, kas gaunasi greičiau. Toliau, skaičiai, man šitie labiau patinka, negu ten tie nesmulkus. Minusai. Nėra kur meniu įlysti. Kažkokie nustatymai čia yra, tik nežinau, kaip čia per jų prieiti, bet šiaip kaip tokia meniu nėra. Tai čia, kad meniu nėra, gal minusas, žinai. Laikrodžio kokia nėra ant displėjaus, žaidimą Tetris nėra. Šiaip tai, viskas iš esmės tas pats.